Jau gal 10 metų varom į tikrą cepelinų sostinę Karmėlavą. Nu kokio dydžio cepelinas? Viena iš vienintelių kavinių, kur laukti eilę yra tikrai verta. Ką tu sakei? Cepeliną. Teisingai, už ją pačią didesnį. Kalbu apie savo vaikysis kavinės ir šiam pristatau Tigrasą. Kas nežino Tigrasus, realiai jų cepelinų žino beveik visi kauniečiai. Ką aš beveik kiekvieną mielą kartą čia užsakau, tai yra barščių sriuba su bulvių rageliu, kuris yra toks skanus, kad vien tik dėl jo aš tą sriubą įremu. Ta barščių sriuba jau užsisakinėjau gal 8 metus ir visą laiką yra kaip ruletė. Ar bus labai skani, ar bus tiesiog skani. O man sesė visą laiką užsako va tokio dydžio cepeliną, kaip jai telpa. Tėtis užsisakė 2 kepsnį ir naiviai tikėjosi, kad jam net liks pusė eglės cepelino. Čia kepsnys, tas brūknių padažas, nu taip, tinka prie to kepsnio, labai Kaip dažnai sakom, jeigu tu jau čia atvarai, reikia būti nusteikus rimtai pavalgyti, nes porcijos yra pakankamai didelės. Mūsų Kati paklausė, ar nieko netrūksta, mama tokia sako, visko per daug. Švengiant, čia komedijos genijų. Tik suolė gal 1200 kalorijų vertės maisto ir dar galvoja apie ledų desertą. Sproks pilvas. Ką sako mano tėtis po 1900 kalorijų. Tikrai buvo labai skanu ir komentaruose parašykite, kokia yra jūsų vaikystės kavinė.